Good afternoon. Welcome back from the coffee break to the last session. Sveiki grįžę po kavos pertraukėlės į paskutinę transporto inovacijų forumų dalį. Ši sesija bus skirta aptarti finansavimo sprendimus verslo atsparumo didinimui. Sesija sudarys dvi dalis. Pirmoje dalyje vyks panelinė diskusija verslo finansavimo įžvalgų transporto ir logistikos sektoriui tema, o antroje dalyje mes išgirsime du pranešimus. Juos pristatys mūsų ekspertai ir kolegos iš ES fondų ir tarptautinės organizacijos. Bet pirmai daliai aš norėčiau pakviesti Dalią Augaitę, TGS Baltic partnerę, kuri moderuos diskusiją, kurios tema verslo finansavimas įžvalgos transporto ir logistikos sektoriui. Pasitikslinu, ar lietuviškai ir angliškai kalbėsim, nes taip suabejojau. Labą dieną dar kartą. Tai nelaukdama iš karto kviečiu, kad galėčiau scenoje jaustis ne viena, o turėčiau su kuo diskutuoti. Tai kviečiu Rasmą iš HRX generalinę direktorę. Kviečiu, kaip sakyt, Osvaldai ateiti iš Cargo Logistics, Vaidas Žagunis iš Citadelio banko ir Eglė Džigytė iš Šiaulių banko. Tai čia šiandieninė mūsų komanda. Šiandieninė mūsų komanda, kur bandysime paliesti ir apžvelgti, tą vis tiek verslą vystant, norint vis daugiau ir daugiau. Nes reikia augti, kaip vaikai auga, taip ir verslas turi augti. Vieni greičiau, kiti lėčiau ir niekada nieko nepadarysi su savo lėšom. Tai vis dėlto ir ta tema, žinant logistiką ir transporto sektoriaus, kuo šiandien gyvenam, kaip matysim rytojų. Nes apie tai, kas buvo, nebent kalbėti tam, kad pasimokyti. Ir gal pirmiausia vis tiek noriu, kaip sakyt, mūsų panelio sudėtis, kai mes sprendėm, ką pasikviesti ir kas galėtų labiausiai pasidalinti. Viena idėja. Tai yra viena, kad būtų iš rinkos. Tai yra tie, kurie finansuoja ir atneša pinigus. Ir kartu man visada norisi iš praktikos, tai yra žmonės, kurie realiai tuo gyvena ir kokius klausimus diskutuoja, kokius atsakymus priėmė, eina tolin ir priiminėja tos sprendimus. Tai Vaidai, pirmiausia, į tave žiūriu. O kodėl? Dėl to, kad logistikos ir transporto sektoriuje yra labai vis tiek pirmiausia bankiniai produktai finansavimo. Tada jau vėliau einant įmonei augant, jau mes truputį plačiau žiūrim. Tai mano klausimas tau yra, kaip bankas vertina šitą logistikos sektoriaus šiandien ir, jeigu norėsi, ir apie perspektyvas rytoj. Gerai. Sveiki visiems. Kantriai klausot konferencijos, nedaug liko. Mes pasistengsim padaryti jūsų tą popietę įdomesnę. Tai kalbant apie finansavimą, transporto logistikos sektorius yra gana žymi dedamoji visų bankų portfelių dalyse, priklausomai nuo banko, bet aš sakyčiau, turbūt tarp 15–20% visi bankai turi šitam sektoriui. Aš asmeniškai šitą sektorių turbūt nominuočiau ištvermingiausių sektorium iš visų, nes jeigu paimtumėm paskutinius 4 metus, nuo 20 metų iki dabar, tai aš manau, kad šitas sektorius išgyveno ne juokais, karą, marą, badą, viską, ką galima išgyventi. Nes jeigu pasižiūrėtumėm 20 metais, gavom COVID-ą, tada e-komercija suklestėjo, nes žmonės niekur iš namų nėjo, tada kroviniai į visas pusės liejosi, tada vienu momentu kainos pasiekė dangų, tada pristigo mašinų, tada atėjo puslaidininkių krizė, kuri pabrangino mašinas, sunkvežimius pagrindė, tada atsidūrėm tokioje situacijoje, kai nusipirkęs naują mašiną, pavažinėjęs metus, vis dar gali atsimti savo pinigus. Tada mašinų nebuvo, kainos pakilo, dingo kroviniai, kainos nukrito,
dingo pelningumas, žodžiu, pilna paletė įvykių nuo absoliučiai gero, pelningo ir daugiau negu vidutiniškai pelningo verslo. Iki, pavyzdžiui, praeitų metų daugelį įmonių tai buvo visiškai nepelningi metai ir daug kas gana nemažai nuo savo kapitalo sudegino. Todėl mes sakom, kad šitas sektorius yra su pakankamu potencialu tiek galimybėms, tiek maksimaliom rizikom. Ir šitas sektorius tikrai labai gerai išgyveno paskutinius bent jau 4 metus, nes dažniausiai matuojam, kas atsitiko po COVID-o. Tačiau, kaip Dalia minėjo, gal Osvaldas, kiti dalyviai iš praktikos papasakos, bet bent jau tą, ką mes matom iš makro skaičių, nerimo vis dar yra. Kas liečia Lietuvą, tai sakykime, transporto, ypač transporto eksporto paslauga, kas dažniausiai reiškiasi mūsų įmonės dirba kitose rinkose, vežioja krovinius kitose šalyse, nėra atsigavus po nuosmukio paskutinių 2 metų. Mes matom skaičius, kad jie gana ilgą laiką paskutinius 2 metus krito žemyn, kas liečia krovinius, kas liečia užimtumus, kas liečia pelningumus. Tačiau šiuo metu matom, kad tas kritimas yra susistabilizavęs ir turbūt gal Osvaldas netgi pasakys, kad jie jau mato šiokį tokį atsigavimą, mes jį irgi matom, bet jį matom iš pagrindė 2 parametrų. Matom, kad sentimentas yra pagerėjęs industrijos dalyvių, nes mes darom apklausą, šnekame su jais, tai matom, kad jie šiek tiek pozityviau atsiliepia per artimiausią ateitį. Ir kitą matom tokį nežymų pagerėjimą, mes sekam Vokietijos sunkvežimių kilometražą. Ir jisai rodo, kad po ilgo kritimo dabar yra toks jau stabilizavimas ir vos nedidelis kilimas aukštyn, tai rodo, kad tų kilometrų daugėja, greičiausiai rodo, kad krovinių daugėja ir greičiausiai signalizuoja apie kažkokį tai atsigavimą. Tačiau vėlgi, jeigu žiūrėti pagal rinkas, ne visos rinkos yra šito atsigavimo stadijai. Mūsų pagrindinės rinkos, kas yra Vokietija ir Prancūzija, dėja dar jos labai lėtai atsigauna, o gali ir kristi atgal į tą tokį visiškai pasyvų ekonominį sąstingį, bet yra kai kurios rinkos, pavyzdžiui Švedija, kuri rodo labai daug gerų ženklų. Ispanija, kuri nėra tradicinė mūsų rinka liktais, nes daugiausiai mūsų vežėjai dirbdavo Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, UK. Taip kažkaip Ispanija, aš nebuvau iki šiol girdėjęs, kad aktyviai dirbam ten, bet ten makro rodikliai rodo, kad tikrai yra daug galimybių. Tai taip, kad iš vienos pusės, sakau, labai ištvermingas sektorius, su daug lankstumo, daug sprendimų, iš kitos pusės visus įmanomus iššūkius pergyvenęs. Ir kas yra pozityvų, kad greičiausiai mes esam pasiekę dugną, nuo kurio jau šiek tiek spyrėmės. Ir aš manau, kad paskutinis stimulas galėtų būti žemėjančios palūkanos. Mes tikimės, rinka tikisi, kad Euriboras artimiausių metų turėtų palysti po 2%. Kitų metų vidury turbūt koks ir 1,75, taip labiau optimistiškai gali būtų tikėtis. O šitas verslas visas jis yra labai capital intensive business, kas reiškia, kad labai reikia daug skolintis arba reikia labai daug įdarbinti nuo savo kapitalo. Tai aukštos palūkanos, aišku, yra ne kažkoks pliusas ir stimuliatorius šitam sektoriui. Gal Vaidai, kaip sakyti, jeigu čia aš taip sugebėsiu įsiterpti, nes taip palėtai, rinkos apžvalga, aš noriu Osvaldo. Tu grinai dalyvauji šitam versle. Kaip tu pats jauti rinką, kur jau pasiekė dugną, jau eisit į viršų, ar vis dar neaišku? Taip, laba diena visiems. Tai kaip Vaidotas minėjo, iš tikrųjų, tai tik nebekartosiu, bet papildysiu. Tai buvo čia tie metai 4 tokie, kad ir ypatingai tie 22 metai, kai viskas atrodo čia auga ir be galo augs toliau, vis transporto priemonės brango, palūkanos paskui pradėjo taip pat brangti, o paskui staigiai 23 metų, tarkim, sausį viskas krito, tarifai pervežimo nukrito, palūkanos subrango, ta prasme veiklos kaštai ir pelnas tokios žirklės įvyko. Ir čia buvo ta vieta, kai visiems buvo ypatingai sunku, praeiti metai 23. Ir aišku, žinoma, 22 metais visiems labai gerai sekėsi, praktiškai net nereikėjo turėti ypatingai super gerų procesų įmonėje, visi galėjo uždirbti. Taip atsirado rinkoje labai daug
žaidėjų, transporto įmonių, visi plėtėsi ir kaip staigiai viskas pablogėjo, tai tos mašinos, kaip sakant, liko, krovinių kainos nukrito. Tai kas rinkoje atsitiko, labai daug įmonių tiesiog neišgyveno, kitos, kurios buvo vienos stipriausių įmonių, susimažino parkus. Tai rinkoje įvyko, sakyčiau, toksai apsivalymas. Tai ir mūsų atveju, tai ką mes darėme, tai ypatingai daug energijos dėjome ir toliau į skaitmenizavimą proceso, efektyvinimą, išsigryninom, kurios vietos mums yra skaudžiausios, tai tos dalykus susitvarkėme ir per tą laiką jautėme, kad rinkoje sumažėjo transporto priemonių, tai kas sugebėjo susitvarkyti, tai šiandien tie, kaip sakant, daigeliai pradėjo jau lysti, mes jau matome į viršų, nes transporto priemonių pradeda šiek tiek jau, kaip sakyti, trūkti arba susibalansavo rinka. Paklausa, pasiūla tapo tokia sveikesnė ir tie, kas susitvarkė, kaip sakant, su klientais turi gerą ryšį, labai svarbu, kokia klientų bazė taip pat, ar tu dirbi kokiame segmente, ar ten, kaip vadinamas, spot marketas, ar tiesioginiai klientai, ar ten linijos, tai čia dar labai svarbu. Tai mes matome, kad yra jau potencialas ir mes jau pradedame žiūrėti į priekį, mes jau pradedame taip pat galvoti apie augimą, ne tai, kad galvoti, o faktiškai pradedame vėl plėstis. Tai tas labai daug ko išmokė šiuo metu ir kas liečia, pavyzdžiui, tą finansavimą, tai mes tai susidurėm labai stipriai su bankais, kurie reikia teikti ketvirtinės ataskaitas. Bankai labai atidžiai žiūri į visus rodiklius, kaip sakant, yra tokie rodikliai kaip kovenantai. Aš sakyčiau, kad tai yra labai geras dalykas ir čia kaip pas daktarą ateini ir tau išrašo kokiu nors vaistų ar vitaminų ir sako, ten tu gali 3 dozes į dieną išgerti, nes jis bus per daug. Tai jeigu kitą kartą 22 metais kiti labai norėjo plėstis, augo, kaip sakant, nekreipė dėmesio į daktaro rekomendacijas per daug, tai išsiplėtė, turim visokių čia pavyzdžių. Tai nesusivaldė. Tai sakyčiau, tas yra labai gerai, bet iš kitos pusės, kaip jau dabar tas sektorius išgyvena ir dar gyvena tame tokiame sudėtingame periode, tai bankai labai vis tiek atsargiai žiūri į finansavimą. Tai labai, kai nori jau vėl pradėti augti, tai yra iššūkių daug tame. Man tas palyginimas su vaistais, galvoju, turbūt gal labiau daktarai, kurie sakytų, kiek kokių pratimų turi padaryti ir kokius testus praeiti, nes vaistus nieko nekainuoja, išgerti tik neužmiršti reikia, ne? Rasma, noriu pačios irgi paklausti, kadangi, kiek suprantu, jūsų įmonė vietiniai rinkoj, kaip sakyti, operuoja ir paslaugos čia yra koncentruotos, ar čia jūs irgi jaučiate jau stabilizavimą ir kad po biškį į viršų, ar ir nebuvo sunku 23 metais? Jo, tai mes, kadangi abu iš transporto, bet labai skiriasi mūsų modeliai, tai Osvaldo vis tiek yra didelė įmonė ir jie yra didelė Europos vežėjai, mes operuojam labai apibrėžtoj geografiniai teritorijoje aplink Baltijos jūrą, nes mūsų biznio modelis yra, mes vežam tik dalinius krovinius ir darom per naktį pristatymus, tai yra tam, kam reikalingas greitas servisas. Tai iš tikrųjų mūsų balsas nespindi tos vežėjų rinkos, nes ir klientai mūsų yra kitokie, ir jų poreikis kitoks, ir kadangi didžioji dalis mūsų buvo klientų ir yra automotivo klientai, tai trūko detalių, trūko mašinų, tai tos rauto tikrai buvo. 23 mes nepajutom tą, ką vežėjai. Bet aš pati esu jau daugiau negu 20 metų transportą ir esu išgyvenus tą ir 2009 metų krizę ir tikrai dabar matau, kas vyksta pas kolegos ir stebiu rinkoje. Tai aš labai senai jau atradau savo tokį, tai Osvaldas palygino su daktaru, aš palyginsiu su sportu. Vat, ką man logistikos verslas, man yra labai panašus su banglenčių sportu. Žinot, kai kyla banga ir subėga daug surferių, reikia visiems pračiuošti tą bangą, bet tu žinai, kad banga
visada lūžta viršų ir jinai pradeda suktis viršų ir jinai lūžta ir tada svarbu nesitiekšti į tą krantą. Tai kai kuriuos mūsų kolegas kartais turbūt ta banga užmigdo ir tau atrodo, kad jinai visada taip tęsis, kad tau kyla ir tu tada labai optimistiškai žiūri ir perki daug mašinų, nes visiems reikia ekspeditorių Europos iš tavęs prašo, duok dak ir galbūt užsisupuoja ir nepagalvoja, kad vis dėlto savo esmė logistika yra labai klastingas verslas ir tu turi suprasti tą filosofiją ir kad ta banga nebus ir jeigu banga iškyla, jau rodo, kad rinka serga. Nes mes vežėjai, tai esam tie, kurie turim kovoti kiekvieną dieną dėl klientų ir, kaip ten sako, ir statyti namus iš paskutiniųjų. Nesam linkę, kad eitųsi lengvai. Ir jeigu jau mūsų reikia ir rikiuojasi eilė ir visiems sako, duok tų mašinų, jau rodo, kad rinka yra nesveika, kad lūž banga. Ir Eglė, nepraleisiu progos paklausti, kadangi nuskambėjo lūkesčiai Euriboras 2, gal ir 1,75 ir panašiai, tai tikrai tas sritis, kaip tu vertini tą rinką į tą pusę ir kiek tai galėtų ir kaip daryti įtaką logistikos sektoriui? Euriboro, tai aš baisiai laukiu to 1,75, netikiu, žinok, bankininkė, bet kaip bankininkas. Aš perkirsiu. Sakėt, kaip ten, visi bankai vagas, bet kai du bankininkai sėdi, nežinau, kur čia atsiras. Aš tik paklausiu, per kada? 25 birželį. 25 gerai. Gerai, 25 birželį. Agri. Taip, tai grįžtant į tų palūkanų normų aplinką, aš atstovauju tą poziciją, tą tokią alternatyvų finansavimosi šaltinį ir matyt, ta labiausiai mano matoma šiuo metu tema, tai yra obligacijos ir obligacijų leidimas. Ir palūkanas ten vertinam šiek tiek kitaip. Vienas dalykas finansavimas tai yra Euriboras. Euriboras labai aktualu, matyt, visam, ką mes kalbam skolinimosi verslą, kai kalbam apie obligacijas ir šitą perspektyvą, kas ten laukia palūkanų pusėje, tai ten, matyt, lūkestis investuotojų yra šiek tiek kitoks. Jie turi savo lūkestį vienokį ir kitokį. Naujiems emitentams, sako, 10 ir nemažiau. Gerai žinomiems vardams turim pavyzdžių, kai ir už 7 išsiplatina. Ir lyginant su Euriboro kaina ir bankinė maržom, matyt, 7% tai baisiai ir skamba. Bet iki to reikia išpildyti 1, 2, 3, 5 daktaro sąlygą. Man žinau, kad labai patiko tiek sportininkų, tiek daktarų pavyzdžiai, nes vis radau kažkaip palyginti ir visi teisūs. Tai kur čia ta medalio vidurys? Bet grįžtant į tą pagrindinę temą, matyti, kaip tą vertinti, aš labai optimistiškai vertinu. Labiau vertinu iš tos alternatyvaus finansavimo būdo, kad jeigu turim bankinį finansavimą, beje pasidalinsiu statistiką, turėjom aš šią savaitę su konferencijų žmogus, bet kiek aš išmokstu iš jų ir kalbėjom su Lietuvos banku ir išsiryškinom vieną labai stiprią tendenciją ir pokytį mūsų nuo vakarų Europos. Ir sako, kas lemia tą tokį patrauklumo kapitalą, patrauklumo verslo, efektyvumo kapitalo. Ir tokia labai aiški statistika, kad jeigu Lietuvoje gal net pakoreguos mane kolegos, apie 95-98% visų paskolų yra su užstatu, su kažkokiu įkeitimu. Tai yra konkretus užstatas materija. Jeigu žiūrėsime Europą, šitas skaičius yra visai kitoks. Ir priklausomai nuo šalies gali būti nuo 60 iki 50%, kur paskolas yra be jokio užstato. Ką tai reiškia verslui, kad jie gali užsisverti tas rinkų terminas, bet naudoti didesnę paskolos kiekį, efektyvinti pinigams, efektyvinti savo kapitalui. Ir ta perspektyva, kai grįžtame į kapitalo rinkas, obligacijos tą galimybę ir suteikia, kad mes neprivalome turėti kažkokio užstato, kartais galime vadovautis tam tikrais kovenantais, kad padėti skirtingose situacijose verslui efektyvinti kapitalą ir turėti tiek ir apyvartinių lėšų, jeigu reikia greitai, tiek sandėlio finansavimui, tiek logistikų centrų finansavimui. Ir tą rinką aš labai mėgstu populiarinti, nes mes turim šansą iš ko rinktis. Ir dalį irgi pasakau, mes su Dalia turėjom vieną pavyzdį bendrą, kai ateina platintis obligacijas ir bankai turi savo finansavimo lūkestį ir savo kainą ir rinkodarą. Aš jau nusiteikus, nes turėsim žiūri gerą emisiją, laukiu pati neapsakytai. Ir iš manęs
bankas pavogė klientą ir sako, žiūrėk, mes tau ir maržą nusimažinsim, ir kovenantus nusimažinsim, tai gal davai tu neiki tas obligacijas ir pasilik pas mus. Tai va tą alternatyvą kiekvienam verslui labai svarbu turėti ir kalbant apie palūkanų perspektyvas, jos mažėjančios, bet labiausiai svarbu turėti derybinę poziciją. Derybinė perspektyva, kai tu gali rinktis tarp vieno ar kito finansavimo ir tavęs nespaudžia kažkur į kampą. Aš matyt mėgstu labai pavyzdžiais kalbėti, šią savaitę lygiai taip pat gavau tą klausimą, o tai kodėl Akropolis arba Maxima leidosi obligacijas? Žinokit, tai yra vienas dažniausių klausimų, apart to kils ar kris, kurį aš gaunu, šito niekas niekada nenurungs klausimo, bet sako, kodėl sako, leidžiasi? Nu, taigi ten suprantam, kad pinigų tai yra. Leidžiasi dėl to, kad būtų alternatyva bankiniam finansavimui, kad būtų iš ko rinktis ir būtų kaip sąlygas vieniem ir kitiem padiktuoti ir kai tu nesi sąlygų ėmėjas, o tu esi sąlygų nustatytojas. Tai matyt, tą perspektyvą taip ir vertinu, labai rekomenduoju ir verslui, ir visiems čia susirinkusiam galvoti apie alternatyvas, nes niekada nebūna, kad tik būtų vienas būdas. Jų yra daugiau, reikia tik juos pagalvoti, pasitarti, pasižiūrėti ir rinktis jums geriausia. Ir žinok, taip. Mini apklausa. Rasma ir Osvaldai, turit nebe užstato paskolų? Lietuvoje čia nelabai taip vyksta su obligacijom, bet šiaip man patinka tie dalykai, alternatyvos finansavimas, tai iš tikrųjų reikia tikrai mąstyti apie tai, ypatingai apyvartiniam lėšom, nes jeigu mes, tarkim, su bankais gauname tą patį ir leasingą, ten finansuotis transporto priemonės, tačiau transporto verslas veikia taip, kad veži krovinį ir pinigus gauni už paslaugą po 2 mėnesių, bet už mėnesių reikia mokėti atlyginimus, visą kitą, tai reikia pinigų tam. Tai vat, obligacijos būtų vienas iš tikrai labai patrauklių instrumentų, bet aišku dar, kad jeigu kas dar būtų labai geras dalykas, tai jeigu turi įmonę, pavyzdžiui, iš tikrųjų, mes turime įmonę ir Lenkijoje ir mes kaip atėjome į Lenkiją prieš gal 3 ar 4 metus, tai galvojame, ten greičiau pradėsime plėstis, vilkikus pirkti, nes čia buvo viskas susijęs su mobilumo paketu. Tai iš tikrųjų susidūrėme, atsimušėm, ėjome į bankus, nesvarbu, kad ten yra įmonių grupė, rodo į finansus, jiems tas nieko nereiškia, reikia tenai užbildinti, praeitų, sukurti visas ataskaitas, kad praeitų ten, tai žodžiu, mums po pusę metų tik davė 5 mašinas nusipirkti, tai čia labai ilgas procesas, tai reiškia, kitoje šalyje tas galėtų kažkaip greičiau veikti. Tai mes neradome kitų būdų, o radome vieną būdą tokį, kad vilkikų gamintojas pats tada finansuoja savo transporto priemonės ir ant tos, kaip sakant, tuščios įmonės gali duoti, ta prasme, ir 10 milijonų ir daugiau laisvai, žinai, tai jis tada vertina. Tai vat bankai dėja to Lietuvoje taip nevertina, tai va toks skirtumas. Bet aš vėl čia sakyčiau, tas toksai, vėl nepaneigiant nei vieno instrumento arba produkto, nes jie visi yra reikalingi, skaitant ir tą bankinį finansavimą, nes jis yra per kainą geras, duodi užstatą ir mažiausiai kaštai turbūt. Taip, iš tikrųjų, jeigu kalbėti, kas patogiausias, tai iš tikrųjų su konvenciniais bankais Lietuvoje tai efektyviausiai pavyksta dirbti, geros tikrai sąlygos, tikrai patogu. Aš dar galiu patikslinti truputėlį, Osvaldas turi finansavimą be užstato. Gal pamiršai, bet tu priminsi, matau, labai greitai jam dabar. Ne, tai pastatas įkeistas. Ne, taigi turit faktų. Prie kavos padelę. Ai, tai tas. Vertos audituotos ataskaitos, patikrinsim, kuris teisus. Jo, o dėl palūkanų, tai žiūrėkit, tai 12 mėnesių Euriboras jau dabar yra berods kokie 2,8, o 5 metų IRSas apsikeitimas sandorius ateities yra kokie 2,3 turbūt, ne? Tai palūkanos, kad važiuoja žemyn, tai čia visiškai aišku klausimas, iki kokio lygio. Dėl finansavimo, jeigu mes atsisuktumėm kokį 10 metų atgal, tai nei mūsų įmonių Vokietijoje arba Prancūzijoje ar ten Lenkijoje buvo registruota, nei kas nors ten galvoja apie finansavimą kitur. 100% finansavimas praktiškai būdavo iš bankų ir dažniausiai leasingų.
Tai labai smagu, kad Eglė atstovauja kapitalo rinkas ir kuo daugiau bus alternatyvų, tuo geriau. Aš pritariu, tik tai ten yra šiek tiek kitas instrumentas. Aš 5 metam turbūt niekada nesifinansuočiau, nes ten kaštai yra dideli, bet kažkokiam trumpam subalansavimui pinigų srautų, kodėl ne. Bet aš ką norėjau pasakyti, kad bankinio finansavimo visoje rinkoje yra stipriai sumažėję. Ir į bankinį finansavimą realiai yra tie 3-4 papildomi finansavimai. Tai vienas, jau ką Eglė minėjo, obligacijos. Antras yra labai stipriai išsiplėtojęs gamyklų finansavimas arba dilerių finansavimas, kurie dalinai bankų leasingų funkciją daro. Šiek tiek gal laisviau vertina, šiek tiek gal mažesnės įmonės kredituoja, šiek tiek gal mažiau pradinė reikalauja, nes jie susivaldo likutinės vertės, nes patys tas mašinas gamina. Ir tada trečias, ar čia ketvirtas kažkoks dar kanalas yra atsiradęs finansavimai užsienio rinkose. Nes Osvaldas paminėjo, kad ten sunku gauti finansavimą. Aišku, kad sunku Lietuvoje irgi 3 mėnesių įmoniai sunku gauti finansavimą. Bet jeigu jūs turit kažkokį track rekordą, daug įmonių Lietuvos finansuojas tiek Lenkijoje, tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje, tiek kitose rinkose. Jie ten turi tikrai finansavimą. Tai jeigu paimtume mes visą pirago finansavimą prieš kokius, sakau, 50 metų, tai 100% buvo vietinis, lietuviškas bankų, ar ten 99%. Dabar, aš sakyčiau, bankai finansuoja gal kokį geriausią atveju 50-60%. Ir dar vienas segmentas yra išaugęs, įmonės daug skolina vienos kitom, nes holdingų lygmenį yra uždirbta daug kapitalo, jo nebūtinai labai buvo daug galimybių paskutiniu metu įdarbinti, ypač šitam regione, tai labai yra stipriai išdidėjęs įmoniai skolinių. Tai noriu dar truputį grįžti prie to alternatyvaus, ne, ir, kaip sakant, nevengti to vadinamo dramblio kambaryje, ne, nes Lietuvoje mes turėjom Integra Trans, ne, į kapitalo rinkas atėjo, pasiskolino, dabar mes turim, kad inicijuojamas bankrotas, ne. Man svarbu kitas kampas. Tai yra, kaip investuotojai dabar vertina būtent logistikos transporto sektorių ir jeigu ateitų kitą įmonę, na, ar nebūtų tokio stop rankos pakilimo. Tiesiog pajausti nuotaiką. Kas tos ledus turės pralaužti? Aš tą indikaciją pasakysiu. Kas mane labai stebina, tai yra pati rinkos branda. Jeigu atvirai, Integra pati pasiskolino 4 milijonus iš visiškai retailinių investuotojų. Jeigu aš gerai prisiminsiu, ten vidutinis sumos dydis bus iki 10 000, tai tikrai. Tai visiškai retailinis investuotojas, jų tikrai buvo nemažas skaičius. Ir kai kalbame su investuotojais, nes mes turim kiekvieną platinimą, mūsų investuotojas jis retai kada skirsto obligacijas pagal sektorių. Jis išgirsta, tarkim, vardą, bankrotas, žodį šalia, atrodo turėtų išsigąsti ir jau laukiam, kad čia stop ženklai prasidės. Bet kuo mane žavė ta branda ir ta edukacija, kuria pastoviai vykdoma visų iš tikrųjų banko, finansų rinkų dalyvių, kad negazdina. Ir matyt, ką išgazdino, tas susilaikys ir eis į saugesnės priemonės, bet didžioji dalis investuotojų, ypatingai tie vadinami inkariniai investuotojai, kurie ir dažnu atveju sudaro masę tos investicijos, jų tai negazdina. Mes tikriausiai suprantame, kad investicija, kur yra virš 14%, Integrės atveju buvo pasiekusi 17%. 14 plus Euriboras, 17 buvo. Gale dienos buvo pasiekusi 17%, tai tikrai ne uždyką mokamės tokios palūkanos ir aš nežinau, sektorio atstovai pasakys, kiek įmanoma maržoj turėti vietos, kad galėtum aptarnauti tokią skolą, žinant, kad užsiskolinimas buvo labai platus ne tik per obligacijų formatą, bet apskritai per visą šitą. Tai čia jau klausimas yra atsiskleidimo, rizikų įvertinimo, kaip platintojas elgėsi, kaip elgėsi emitentas. Matyt, toliau mes kuo daugiau, tuo toliau pamatysim, kas ten vyko. Nes kai bus suformuotas bankrotas, matyt, atsiras ir kreditorių įsipareigojimų prašymas vykdyti reikalavimus. Tai yra pirmasis atvejis pas mus, kur mes matysim realią praktiką, kuriamą, kas nutinka tokiu atveju su retail investuotojais. Bet atsakant tiesiogiai, ta branda, kad tikrai neišgazdino, mes turime kiekvieną savaitę, kas porą savaičių vis po naują platinimą, vis po naują oversubscriptioną ir investuotojai tikrai įsitraukia, aktyviai įsitraukia, kalbamės pastoviai, tai jie kaip tik turim tokį atsiskyrimą. Investuotojų akise viskas, kas yra NT sektorius, vieni reikalavimai, viskas, kas nėra NT sektorius, yra beproto laukiama rinkos dalyvio.
Nes tai yra galimybė diversifikuoti savo portfelius. Vienas sugriuvęs vardas tikrai neuždeda štampo sektoriui, neuždeda štampo obligacijoms kaip instrumentui. Ar bus atgarsių? Bus, bet, sakau, tie didieji investuotojai, ta pagrindiniai investuotojai, jie tikrai neišsigando ir neišsigas, o kaip tik noras diversifikuoti savo portfelius nuo NT, kurių kiekvienas iš tikrųjų lietuvaitis turi pilna pas save tiesiogiai arba netiesiogiai, yra stipriau augantis. Ir čia labiau kaip tik pozityvą mačiau. Vaidas nori replikuoti. Jo, aš tik norėjau papildyti dėl obligacijų. Eglė viską gerai paaiškino, bet turbūt reiktų akcentuoti ir tą dalyką, kad nuo obligacijos rizika yra susijus su įmonės, kuri leidžia obligaciją kredito reitingų. Tai jeigu yra kažkoks ten išorinis reitingas, ten lengviau spręsti apie leidėją, jeigu nėra kredito reitingo, turbūt reikia patiems pasiskaityti balansus. Tai nebūna stebuklų, kad būtų AAA ir 17%. Tai dažniausiai šitos kreivės jos ir slankosi didesnė rizika, aukštesnė pelningumo, aukštesnės grąžos investuotojai nori. Tai čia yra normalu. O kad kartais defaultina, taip, čia paskutiniu metu niekas nedefaultina, turim precedentą, turbūt galim padaryti tam tikrų išvadų, bet vėlgi šiek tiek žinau tą situaciją, tai čia buvo tas atvejis, kai įmonė labai sparčiai augo, naudoja maksimaliai visus klasikinius konvencinius finansavimus ir tada pasinaudoja obligacijom kaip dar vienu instrumentu papildyti finansavimo šaltinį. Tik tais, kas šituo atveju susipynė vieną vietą, aš jau minėjau, čia transporto sektoriuje, aš sakiau, yra COVID-as, karas, ten visi dalykai. Tai pas juos atsitiko taip, kad jie užsakė mašinas, kadangi nebuvo puslaidininkių, mašinas suvėlavo atvažiuoti kokį gal 1,5 metų ir mašinas atvažiavo tada, kai kroviniai dingo. Tai ten sukrito daug kortų į vieną vietą, tai ten tas atvejis šiek tiek yra unikalus. Bet man norėtųsi, taip kaip sakyti, truputį numūvinti, nueiti į šoną ir labiau koncentruotis į tą pusę, kiekvienam sandorėje ir finansavime, versle, su klientu visada turi rasti bendrą vardiklį. Kaip ir bankas, ir klientas, kaip ir jūs užsakovas, ir jūs bendrą vardiklį. Ir kai sakom, sektoriai sunkus laikai buvo 23 metai, reikėjo ir padaryti viduje, kaip sakyti, susimažinti kaštus ar Kada aš galiu ateiti į banką, kokios sveikatos ar kokie yra pagrindiniai tokie kriterijai, kad aš jau bankui būčiau su manim kalbėtųsi, kaip sako paprastai, bet kad vyktų diskusija. Čia turbūt man klausimas, Taip. Klientai labai nemėgsta, kai mes šitą sakom, bet vis tik šitam versle įmonės, kurios dalyvauja ir nori aktyviai skolintis, turi išlaikyti tam tikrą sveiką nuosavybės lygį. Nes aš jau minėjau pradžioj, šitam sektoriui tiesios kreivės nei pajamuose, nei pelningume, nei kame nebūna. Ten būna amerikietiški kalneliai. Klausimas cikliškumas 2-3 metai, 5 metai, kažkada turėjom geresnį, ilgesnį ciklą, bet iš principo ten labai viskas nepastovu. Tai jeigu įmonė yra plonos kapitalizacijos, praktiškai negali daryti klaidų arba iš išorės klaidos negali ateiti. Tada jinai gali kažkaip tai išvažiuoti, nes visumoje transportas, jeigu veikia, jis generuoja pinigų srautą, išmokami lizingai, parduodamas mašinomas, keičiamas ir tai įmonė auga. Bet kapitalizacija reikalinga būtent tokiam laikmečiui, kuris ir buvo 23 metų, turbūt antra pusė, 24, galim drąsiai sakyti, dar pradžia irgi tokia. Visi 3 ir 4. Tai arba tu turi turėti pakankamo kapitalo, kurį tu gali sudegyti, kada ateina netinkamos rinkos sąlygos, nes daug įmonių važiavo į nuostolį tam, kad išlaikyti darbuotojus, kad išlaikyti parkus, kad išlaikyti klientus, kad išlaikyti veidą. Arba kitas atvejis yra, jeigu tu neturi kapitalizacijos, tada turi būti ant tiek lankstus ir greitai sugebėti parsiduoti mašinas. Susimažinti parkus, ką dalinai turbūt darė ir Osvaldo įmonė. Bet vėlgi, tam, kad susimažinti parką, reikia priimti labai greitai tuos sprendimus, nes kada rinka traukiasi, mašinų vertės krenta. Ir jeigu šiek tiek sprendimas būna perlaikytas, atsitinka taip, kad kartais tenka parduoti mašiną už mažesnę negu buhalterinė vertė. Ir tada vėl tas nuostolis nugula įmonė, dar labiau mažina įmonės kapitalizaciją ir tada jai sunku ateiti į banką. Tai aš sakyčiau, pagrindinis dalykas ateinant į banką,
gal Eglė pasakys, kad bondo atveju tas mažai aktualu, bet pirmiausia, biznio modelis, vis tiek turi būti kažkoks pinigų srauto generavimo kažkoksai logika ir modelis. Ir aš sakyčiau, bent minimalus rezervas nuosavybėje, aš sakyčiau, apie bent jau 30% nuosavybės, kad būtų įmonėje. Ir tada dažniausiai arba įmonė sugebės susimokėti didesnį pradinį, ir sunkmečiu jo situacija bus geresnė parsiduodant mašinas, mažinant parką, arba jeigu kapitalizacija bus aukštesnė, tai bankai padės pritaikys kažkokią restruktūrizaciją, atidės mokėjimus ir įmonės išvažiuos. Tai aš sakyčiau, biznio modelis pirmoje vietoje, tai reiškia klientai, kaip yra pajamos generuojamos, kokiose rinkose dirbama, ir tam tikras sveikas nuosavybės lygis, nes mes jau diskutavom, kad kai įmonė auga, visi nori plėstis, nes visi skambina, duokit mašinų, krovinių yra, kaina kiekvieną dieną didesnė. Tada visi investuoja, perka mašinas, bet niekas nepagalvoja, kad tas ciklas ta banga lūžta. Ir būna, kad vieni eina pasarfinti su profesionaliom banglentėm, kiti eina su plonesnio pagrindo banglentėm, kurios ir palūžta, net laiko tos bangos. Aš, Osvaldai, tavęs ir Rasmos noriu paklausti, kadangi jau laikas eina į pabaigą. Yra ta klasikinė taisyklė, kad reikalinga konkurencija, reikalinga ir nepriklausimas nuo vieno banko, nuo vieno kreditoriaus, pavadikim, nesvarbu, kas jis būtų. Transportininkai dažniausiai turi 3-4 bankus. Nuo vieno šaltinio, diversifikuoti savo paskolų portfelį, pavadinčiau taip, Tai vat, kaip jūs šitą klausimą savo atsakinėjate paskolų portfelio diversifikavimo, ir kokiem tikslam, kokį pasirenkat kreditorių arba instrumentą? Gerai, tai aišku, esmė yra vis dėlto palūkanos, sąlygos. Tai čia pirmoje vietoje tą yra žiūrima. Tai, kaip ir minėjau, patogiausias tai yra konvenciniai bankai. Tai renkamės juos iš pirmo, bet būna visokių čia tų kalnelių apačioje ir viršuje. Bankai žiūri kartais atidžiau ir taip konservatyviau, tai tada finansuojasi su vilkikų gamintojais, kurios yra nupirkę fondai, bet tenai taip pat yra dažniausiai šiek tiek didesnės palūkanos, tačiau jie duoda kiek reikia, tiek duoda. Nelabai, aišku, ten pas juos tie kovenantai nelabai dar tokie įsigyvenę, tai jie lengviau duoda. Tai taip diversifikuojam. Bet aš siūlyčiau iš tikrųjų, žiūrint iš tos patirties, kas čia įvyko per tos čia kelis metus, čia vien tik tai dėl tos rinkos pačios apsisaugimo, kad tikrai visur būtų tie kovenantai, labai aiškiai valdytųsi visa ta plėtra. Nes tas nuosavybės santykis, nes tu labai greitai gali, tas godumas, tas užsipildo tos, kaip sakant, emocijos, tas pozityvumas ir tu tada, kaip sakant, gali praleisti tą momentą, paskui nesuvaldyti ir viskas užsidaro. Rasmo. Tai mes turbūt būsime išimtis, bet aš vėlgi pasakysiu, kad mes esame labai vidutinio dydžio įmonė. Alternatyvus mūsų skolinimas šaltinis galbūt iš grupės, kadangi esame tarptautinės grupės dalis, bet didžioji dalis yra bankas. Ir iš tikrųjų mes daug metų dirbam su vienu banku. Ir kadangi neturim tų ambicijų kartais augti, o mūsų toks yra tvarus ir nuosaikus augimas, tai mes labai žiūrim į tą ir vertinam partnerystę, nes man bankas yra toks kaip dar kažkas aukščiau už finansų vadovą, kuris partneriškai pasakys, nes tas augimas, tai kai tau akcininkas dar pulsuoja ir sako, tu čia think of the box ir dream big ir taip toliau, ir tave ten užkur ir tu ten labai gali užsisvaigti, bet ateina ir sako, kad pasižiūrėk ir tas pats skolinimasis, kur mes irgi stengiamės išlaikyti 50-50. Kitas dalykas, reikia nepamiršti tai, kad mūsų versle mums niekas neįsipareigoja. Mums klientas neturi jokio komitmento. Ir tai, kad tu perki dėl jo mašinos ir jeigu jam nelieka rinkoje krovinių, jis tai tiesiog pasako, sorry.
Aš visai nesenai vieną savaitę pasirašiau sutartį dėl kavos aparatų į ofisą. Aš 2 metams įsipareigojau. Ir jeigu aš norėsiu nutraukti, man reikės sumokėti, kiek ten liko iki tų 2 metų. Bet mums niekas. Tai tu negali pykti, kad bankas tavo atsargiai žiūri. Nes šiai dienai tu susikūrė, kad susikūrė gerai, kad tu turi ten stiprių vardų ir taip toliau, bet tie stiprus vardai, irgi vieną dieną, pasikeičia modelis, padaro centrinį outsourcingą, pakeičia viską ir tavęs ačiū nebereikia. Nori dar Vaidai Dar vieną gal atsikvėpė. sakyti dėl... Ne, aš su visko sutinku 100%. Mes apie tai jau kalbėjom. Bet dėl to atsargumo, bet iš vienos pusės, sakau, sektorius rizikingas, bankai atsargus, kiti skolintai turbūt irgi atsargus, gal šiek tiek daugiau uždirbdami, prisiema daugiau rizikos. Bet iš principo, aš pasižiūrėjau statistiką, tam sektoriui yra paskolinta apie 1 milijardas eurų. Prieš COVID pikas buvo 700 milijonų, per COVID nukrito iki grubiai 550, nes mažiau investicijų buvo. Šiam momentui yra virš 1 milijardo eurų. Ir kiekvienais metais, kadangi maždaug 5 metų grafikas yra leasingo, apie 20% yra amortizacija, tai panašiai tiek pat kiekvienais metais įkrenta, plus plėtra, ne? Tai mes šiai dienai ten turime 1 milijardą eurų, tai negali pasakyti, kad ir ten nėra to skolinimo, aš manau, kad ten pakankamai žymiai yra paskolinta. Tik tais faktas ir bankininkai, ir klientai supranta, kad čia yra labai toksai žaidimas, kur negali paleisti įmonės ir išvažiuoti 6 mėnesiam atostogų. Ir aš šitą vietą labai pritariu ir aš labai žaviuosi, kai ir girdėdama Rasmą, kai yra bendradarbiavimas ir vienas iš kito pasisėmimas žinių. Tai va šitą dalį visiems po saulė vietos yra, visų instrumentų ir šaltinių reikia, nepriklausyti nuo vieno, o visko, ko esmė vis tiek yra verslas ir business cases. Tai ačiū Jums ir sėkmės plečiantis. Ačiū.